vadinasi Langas į ateitį. Akcijos metu norima atkreipti visuomenės dėmesį į informacinių technologijų svarbą mūsų kasdienėme gyvenime ir pritraukti, pakviesti kuo daugiau žmonių išmokti naudotis internetu. Taigi, ir interneto savaitės metu interneto vartotojai, ypatingai pradedantieji, yra kviečiami registruotis interneto savaitės 2012 skaičiuoklėje. Vaikštų 3 savaitės, kadangi užsirašiau, labai norėjau, kad čia mokymai, kursai vyko. Aš užsirašiau, metus laukiau, dabar išrašiau. Labai man patiko. Aišku. Aš anksčiau nevaikščiojau ir nežinojau, kad čia kompiuteriai, ir nežinojau, kad čia galima išmokti. Čia paskui netyčia išgirdau, kad čia šitiem senjoram nemokami kursai. Tai čia mane užrašė, palaukiau kažkurį laiką, kol eilė priėjo. Ir atėjau pagirdinti žinias. Žinite, mane labiausiai domina sodai, sodų priežiūra. Čia pirmą kartą pažiūrėjau apie žemaūgės obelis. Mes su kaimynu eksperimentuojam jau 5 metų. Ir kiek perkam tų žemaūgės belių, visas aukštas auga. Ir senų, ir pagyvenusių. Vyriausia mūsų mokinė buvo 86 metų. Žinokit, jie ieško labai įvairios informacijos. Ir apie sodus, ir apie kates, ir apie poeziją.